7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Top 16 triuškinama pergalė 20+28 prieš Galatas. Yra kokios mintis iškart po tokių rungtynių? Oi, mintis tai tikrai geros, nes pradžia tai daug tikrai nieko nežadėjo, atrodo tokie išėjom. Daug tų klaidų tokiose lygiose vietose, kur atrodo išbėgam ten, nežinau, 3-1 turim užsibaigti vietoj to, ten, nežinau, suklystam ir gaunam į savo krepšį tos taškus. Tai tokia, nežinau, gal įtampa, gal tų, kad neturėjom ilgą laiką tų tokių svarbesnių rungtynių, kažkaip tas pakišo koją, bet tikrai mes, aš manau, iškentėjom, kantriai žaidėm ir tą rezultatą turim, nes tikrai žinom, kad jeigu mes žaisim savo žaidimą, ta prasme, su tuo pačiu intensyvumu, tai tikrai nėra lengva varžovam žaisti ir kažkurio momentu galime sulaužti, taip ir gavos. Kalbant apie truputį apie gynybą, ar ne, 66 taškai geriausias Ryto rezultatas šiemet, tiek LKL, tiek Čempionų lygoje, ar ne? Treneris nekart anksčiau buvo minėjęs apie tą akcentavimą gynybos, taip toliau. Kas galbūt šiandien va taip pasikeitė, kad Rytas atrodo tokia kaip, nežinau, nesakyčiau, kad favoritė, bet tokia vienas stipresnių Čempionų lygos komandų taip surakino visiškai iš esmės. Aš manau, čia vis tiek kiekvieno žaidėjo yra, kaip pasakyti, noras, agresyvumas gynybai, nes mes tikrai, aš manau, turim to potencialo, turim to fiziškumo žaisti gynybai, galbūt kartais, nežinau, kažkaip tas mūsų toks mentalitetas, kad išeit mes pradedam nuo puolimo ir jeigu puolime nesigauna, tai tas energijos ir gynybai mažiau gaunas. Tai nežinau, šitą bėdą atrodo turim ištaisyti. Aš manau, tas laikas buvo kažkiek mums vertingas, nes tikrai kiekvieną supratom, kad turim kažką tai padaryti dėl komandos. Ne tik kažkur galbūt gynyba papildom atkovotas kamuolys ir panašiai. Ir kaip kiekvienas žmogus taip įdeda, tai tas rezultatas toks ir ateina. Aišku, Ryto tokia trumpa istorija Čempionų lygoje 5 metai iš esmės, ar ne, bet Rytas pirmą kartą per tą laikotarpį pirmą top 16 mačą laimėjo. Ką toks faktelis sako pačiam? Ne, tai apskritai, man atrodo, ir ta prasme, ir pirmoji grupiai mes nesam turbūt laimėję, tai kaip užkeikta buvo. Tai vieną užkeikimą nusiėmėm kitą, nežinau, gal kitais metais. Pradžio gal šiek tiek ir toks jaudulys labiau jautės, snoro tikrai labai daug buvo, bet paskutinis. Jo, galbūt tokios įtampėlės, nes tikrai tų rungtynių laukiam ilgai, nes paskutinės Čempionų lygos rungtynės turėjom gruodžio 22, man atrodo, tai tas ilgas laikas, tai toks laukiam tų rungtynių ir toks daug noro, bet kažkiek tos įtampėlės, nežinau, nervų buvo, bet kaip sakiau, džiaugiamės, kad iškentėjom ir tą, kaip pasakyti, pasidarėm rezultatą. Tritaškus šiandien 43 procentų tai buvo pataikėt. Pakankamai nemažai iš gerų situacijų davė mes varžovai ir tikėjotės to, ar nustebino vis dėlto? Kažkiek tas žaidimo planas padiktavo, nes tikrai kažkiek bandėm per vidurį, tai jie dvigubino. Tai gavos, kad tų daug tritaškių gavom ir, aišku, pradžiai galbūt nepataikėm, bet antroji pusė, aš manau, nežinau, nemačiau procentų, bet tikrai gerai susimetėm ir vėlgi, nubaudėm už tas rizikas ir tikrai, kaip pasakyti, galbūt paskui ir didesni žmonės. Šiek laisvesnė buvo dėl to. Jis šiandien atsijėmė tą MVP apdovanojimą, dar tribūnos irgi momentais girdėjęs MVP, kiek tas irgi galbūt širdį paklosti, irgi vaibės, o šiandien galbūt arenai buvo. Aišku, labai malonu iš tikrųjų tas MVP, kaip visada malonu ir vien dėl fanų. Nežinau, paskanduoja, tai aš manau, čia kiekvieno žaidėjo svajonė, kad paskanduotų tokius žodžius, tai tikrai, po to tik norisi dar labiau visą save atiduoti aikštelį ir kovoti šitą komandą. Šiandien atrodo, Ignas, aš truputį kad paklausiu, bet Ignas šiandien atrodo, kad 6 minutės žaidė, neilgai žaidė, bet atrodo, ir išmušo ne kartą jau varžovų žaidėjus iš to ritmo, ar nepasitan, ir jeigu žvaidinėjo komandos draugus, rankas kelią, ką galėtume apie jį pasakyti truputį? Tai tikrai tos jo provokacijos, tai mes visi šitam klube žinom, nes nekartą esam su juo susidūrę, tai žinom jie tikrai Jis tikrai išeina, stengiasi duoda tos energijos, kovos ir tikrai kažkiek paprovokuoja jų žaidėjus, jų lyderius, tai aš manau vis tiek įlenda kažkiek į galvą ir natūralu, kad tu kažkiek išsiblaškai ir galbūt pradedi galvoti, nes kai matėm ten Palmeris, man atrodo, po to gavo puolime baudą, ten jau akivaizdžiai ėjo, matėsi, kad norėjo taškus daryti, tai išvedė, tai viskas smagu, tikrai ir gavo antrą baudą ir ėjo ant suolo, tai tikrai labai naudingas tas buvo dalykas.
Čempionų lygoje populiari, labai savo taškų skirtumų. Kiek džiugu, nes kovojate kaip paskutinė sekundė šiandien, kiek džiugu, kad išvykos rungtynės atsineša 20 taškų pranašumą. Labai džiugu, nes kažkiek esam dėl to skirtumo nukentėję, nes ir Manresui tada kiek mes -14 pasidarėm, kur atrodo pirmos rungtynės. Ten galėjom tikrai to mažesniu ir paskui gavus, kad paskutinės rungtynės ir turėjom atmetinėti. Ir su Strasbūru, atrodo, tas pats buvo dar anksčiau, kad irgi ten namie pralošėm ir kažkaip tos persvaros tiesiog neišlaikėm. Tai tikrai labai smagu tas +20, bet, kaip sakau, reikia pamiršti tas rungtynės ir žiūrėti priekį. Gytė, dar trumpai vienas klausimas apie kitą Gytę. Atrodo, šiandien tokia jo pradžioje tokia 2-3 aktyvi, kai nesisekė, tos 2-3 pataikė, paskui dar vienas taškas, puolime kvotos kamuolys. Ar galim jį laikyti šiandien kaip tokių X-faktorių, šiandienos tokias rungtynės? Kaip to atrodo? Net nepasakyčiau, kad jis toks X-faktorius, nes žinom, koks jis žaidėjas yra ir tikrai šiemet tikrai ypatingai daug duoda ir tikrai tą kažkiek aikštelį išplėtė, nes tie dideli spaudėsi, tai pradžioj taip nubaudė ir tikrai puolime kovojo dėl kamuolių labai užtikrintai ir tikrai šiandien atrodė labai puikiai ir džiaugiamės, kad jį turim komandai. Ačiū, Gytė. Ačiū. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.